Į Hezą? Ne, į Burger Kingą. Ir toks buvo tos dienos mano sūnaus pasirinkimas. Nors man asmeniškai jie visi vienodi. Tiek tas Hezburgeris, tiek Burger Kingas, tiek McDonald's. O pasižiūrėjęs į didžiulį pasirinkimą ir pamatęs virtuvėje besidarbuojantį vieną paruošėją, supranti, kad apie vidutiniškai iškeptą mėsos paplotėlį čia gali tik pasvajoti. Bet Burger King'e yra savotiškų ir pliusų. Gali užsimauti popierinę karūną, pats įsipilti savo gėrimų, greičiausiai kiek nori. Ir išsiviniavęs mėsainį tikėtis kokio tai siurprizo. Jei šis mėsainis su dvigubu mėsos paplotėliu, maža porcija bulvyčių ir gėrimų savo kainą kaip ir atitiko, tai už šį taip pat kartu su bulvytėmis ir gėrimų sumokėję 9,55 € pagalvojame, kad mokame tikrai ne už jo skonį, o už jo pavadinimą Long Bacon King. Kambario temperatūros mėsainis, ant kurio net čederis neišsilydęs. Tad skanaus tiems, kam toks maistas patinka, o man pakaks čia užsukti į 3 metus kartą, kad patikrinti, ar kažkas nepasikeitė į gerą pusę.